Esu trečios kartos kirpėja ir nesustojo pas mus giminiai šitas dalykas, dukra mano vidurinioji irgi žengia tą kryptimį, yra vyrų kirpėja. Bet manau, kad turiu taip pat pusbrolį savo kartoje, irgi trečios kartos kirpėja. Kažkaip įsivaizduoju, kad jo dukra irgi eis į grožio sritį, tik nežinau dar kaip toli. Tai vat, dabar kodėl, kaip ir Jovita sakė, sugalvom atvažiuoti į Uteną, dėl to, kad broliai Muraliai, iš tikrųjų tai buvo 6 vaikų šeima, ir jie visi buvo gimę Kamajuose ir mokėsi Juozas Muralis, nuo kurio mes ir startuosim, jisai mokinosi būtent Utenoje. Ir tada, kaip sakant, tokią trumpą ekskursiją jums pravesiu, sustojant ties kai kuriais objektais, truputėlį išsiplečiant. Čia mes turim Juozą Muralį. Juozas Muralis buvo mano senelio Juozo Rupšio mokytojas. Tai va, Juozas Muralis 96 metais yra gimęs ir tai buvo trečias brolis šeimoje. Vyresnysis jo brolis 1908 metais išvažiavo į Petrapilį, tuo metu taip vadinosi Peterburgą, žodžiu, ir pradėjo ten mokytis kirpėjo meno, pradėjo, taip sakant, įvaldyti jį, dirbti Pol kirpykloje, kuri buvo gan garsi Peterburge, ir pamatęs perspektyvas pasikvietė būtent Juozą Muralį atvykti taip pat mokytis šito amato. Vėliau atvyko ir jauniausias brolis Kazimieras. Tai nuo, žodžiu, 9 metais išvažiavęs, taip pat įvaldęs gan greitai tą amatą, pradėjo dirbti taip pat su broliu Povilu kirpykloje Pol ir dirbo iki 18 metų, kada prasidėjo neramumai Peterburge, tada jie parvyko į Vilnių. Vilniuje išdirbo metus laiko, taip, visi 3. Pradžioje dirbo kaip samdomi kirpėjai, vėliau atsidarė savo nuosavą kirpyklą, kuri ir vadinosi ten Povilo vardu ir Didžiojoje gatvėje. Tačiau Vilniuje, irgi, kaip sakant, Vilnius pats krito ten tą istoriją irgi lietuviškumo ir persikėlė Juozas Muralis į Kauną ir taip pat Kazimieras Muralis persikėlė į Kauną, o jau brolis Povilas taip ir liko Vilniuje. Tai va, šitos istorijos gal tiek daug nėra, tai aš truputėlį už tai detaliau ir papasakoju. Juozas Muralis buvo labai visuomenininkas didelis. Kada persikėlė į Kauną, jisai daug metų nuo 19 iki 1924 metų krašto apsaugoje tarnavo ir paskui kažkaip tai, kodėl aš, žodžiu, negrįžtų prie to savo amato. Na ir grįžęs jisai pradėjo dirbti ir neužilgo pas jį atsirado mokinių ir vienas iš mokinių buvo būtent mano senelis. Dirbo iki 31 metų, turėjo savo kirpyklą įsteigęs Laisvės alėjoj. Kirpykla buvo visiškai netoli nuo vėliau atsidariusios MRM kirpyklos, kurią papasakosiu. Buvo labai toks, kadangi sakau, visuomenininkas, sukūrė kirpėjų asociaciją, pirmasis sugalvojo, kad reikia kirpėjus atestuoti. Ir čia turim kampe 33 metais diplomantų kirpėjų nuotraukas ir diplomas lietuviškas, būtent jau gaudavo kirpėjai tokį diplomą, kad gali dirbti kirpėjų. Daug kas važiuodavo į Kauną, stažuotis, mokintis pas Juozą Muralį iš miestelių. Tai 1931 metais, kada buvo pastatytas pieno centras, gražus toks pastatas Kaune, netoli Laisvės alėjų, netoli fontano, kai būsit Kaune, atkreipkite dėmesį. Tai
Juozas Muralis laikė garbę tame pastate įsteigti kirpyklą. Konkurso būdu jis buvo, kaip sakant, laimėjo ir buvo įsteigęs kirpyklą. Visai pašoniai dirbo jo mokinys Juozas Rupšys Maironio gatvėje ir jautėsi, o brolis liko Kazimieras toj kirpykloje, kur anksčiau dirbo Laisvės alėjoj. Ir jam tokia truputėlį pasirodė lyg tai konkurencija, kad tokie ryškus, stiprus meistrai dirba, žodžiu, pašonėje ir ta klientūra, jinai visoje Laisvės alėjoj. Na ir jisai pasikvietė tapti akcininkais tiek savo brolį Kazimierą, tiek Juozą Rupšį 1935 metais ir taip susikūrė kirpykla MRM. Ji buvo viena garsiausių, tikriausiai pati garsiausia ir moderniausia to meto kirpykla, kadangi Kaunas buvo, kaip sakant, sostinė, tai viskas aišku, ar ne? Ir tai buvo labai su modernė įranga, galėsit nuotraukas pasižiūrėti. Šiandien dienai tai kartais atrodo kosminės, nes Kaune, kada kabėjo paroda, tai būdavo, ypač vyrai sako, čia kaip koks operacinė, čia kažkoks, sako, čia tikrai Kaunas? Ar tai manoma? Nuotraukos yra 1938 metais darytos. Tai žodžiu, įsisteigė MRM kirpykla, tai yra Muralis, Rupšys, Muralis. Pavardžių pirmosios raidės dalyvauja kaip ženklas. Ir, žodžiu, kirpykla garsėja kaip labai labai moderni, ji gyvuoja iki 1940 metų, 40 metais ji buvo nacionalizuota, aišku, įtraukta į kirpyklų artelę ir tuo metu, kaip sakant, Muralis, kaip aš sakau, buvo labai patriotiškas lietuvis. Aišku, jisai ir pasipriešinimą, ir 2 metus kalėjime praleido, paskui grįžęs vėl grįžo į savo kirpyklą, ilgą laiką interjeras Arno Funko interjeras yra kirpykla įrengta, ilgą laiką, žodžiu, kaip sakant, tas ir buvo išlaikyta. Tik po 60, dabar jau bijau pameluoti, nes ten biški ginčintina, 8-9 metų, žodžiu, jau buvo pakeistas interjeras, visiškai kitaip atrodė kirpykla, jinai jau tokia, kaip sakant, to laikmečio. Tai aš po truputėlį, kaip sakant, nuo Juozo Muralio biografijos pereinu prie MRM kirpyklos istorijos. Apie Juozą Muralį dar galiu pasakyti, kad jisai praktiškai iki savo mirties ir dirbo kirpykloje, šitoj savo senojoj. Tai apie Kazimierą Muralį labai mažai. Žinoma, iš tikrųjų labai mažai informacijos. Neteko man, žinau, kad yra gyvas dar Juozo Muralio anūkas Kaune, bet nepavyko man su juo susisiekti, tai aš buvau išvažiavus, tai paskui jisai išvažiavęs, žodžiu, to, kad man kažką papasakotų daugiau apie Kazimierą Muralį, taip ir nenutiko. Tai apie dabar, pereinant prie kirpyklos MRM, žodžiu, pirmam aukšte buvo įsteigta vyrų kirpykla ir taip pat buvo įsteigtas smulkios technikos, kosmetikos parduotuvėlė tokia, pardavimas. Tai antras aukštas jau virto moterų zona tokia privačia. Ir nuotraukytėse, kada prieisit, pasižiūrėsit, labai gražiai matosi, kaip erdvės yra sudėliotos, kad atskirta labai estetiškai, kur yra ten, sakykime, cheminio kambarėlis, jisai atskiroj patalpoj su ypatingai aukštos kokybės ventiliacija išvedžiota, nes buvo labai stipriai laikomasi higienos, estetikos, visos, tokie tikrai buvo labai aukšti standartai. Ir taip pat aparatūra, kur buvo džiovinami plaukučiai, čia irgi turim nuotrauką. Čia irgi visiems, kaip sakant, ta nuotrauka jinai sukelia, kai čia per kosminis laivas. Tai mes labai panašų aparatuką turėsim šitą džiovintuvą. Tai aš prie jo dar prieisiu detaliau papasakosiu. Žodžiu, Rusija stovėjo turbinos, kurios šildė orą ir buvo tais vamzdžiais ateinantis šiltas oras. Kaip matot, ten tokie įjungėjai atsuka
vamzdeliuose skylutės, matysite tenais, čia labai komfortabiliai, kad jau ausytes nepūstų, neužtų. Garsas buvo labai tylus, kadangi visos turbinos apačioje dirbo, tai, kaip sakant, ne moteriškas galėdavo pasišnekėti, ne taip, kaip, sakykime, jau vėlesni džiovintuvai, kaip atsisėdai, kaip užėjai ausis, tai tu ten jau nieko negirdėsi. Tai va, kambarys buvo po to kaip pritaikytas, kad ateitų manikiūrą padaryti tuo pačiu. Tai va, tai oras, žodžiu, ateidavo šiltas tiesiai va, tais vamzdžiais, per vamzdžius ir tą jau, kaip sakant, šalmą. Kirpykloje lankėsi labai įvairios moteris, kaip sakant, būdavo galbūt ir viena kita paprastesnė moteris, bet šiaip, kadangi kainos buvo labai aukštos, tai lankėsi diplomatų žmonos, nes, kaip žinom, ir vokiečių atstovybė buvo ir kirpėjai mokėjo po kelias kalbas, mokėjo vokiečių kalbą, mokėjo prancūzų kalbą. Na, žodžiu, kaip aš sakau, tikrai turėjo būti labai išsilavinę, dirbdami tokioje kirpykloje. Be abejo, turėjo būti labai aukšta kvalifikacija. Pati Smetonienė lankėsi, Lozoraitienė lankėsi, žodžiu, tokia vat puokštė įvairūs atlikėjai, dainininkai, ir Kipras Petrauskas, ir, taip sakant, ir jų žmonos. Na, buvo tiesiog prestižo reikalas MRM kirpykloje apsilankyti. Manęs klausia, kokios kainos būdavo. Tai, pavyzdžiui, sakydavo 20 litų, tai yra kirpimas, o 60 litų, na jau sakykime, na ir 20 litų sušukavimas, tiesiog vat, ateidavo bangelė susispaudyti šukuoseną praktiškai kiekvieną kartą, kada jau tos žymiosios damos, kaip sakant, norėdavo išsiplauti galvą, jos, aišku, ją plaudavo ne namuose, o ateidavo į kirpyklą. Tai va, ir be abejo pusmetinis sušukavimas tuo metu buvo su pečiukais, ką irgi parodysiu, papasakosiu istoriją truputėlį pečiukų atėjimo. Dabar mes žinom kaip cheminį sušukavimą. Tai, žodžiu, tas sušukavimas kainuodavo 60 litų. 60 litų, tai kaip sako, 3 karvės. Tai va, tai galite įsivaizduoti, kokia tai yra kaina. Taip. Viena karvė ateiti susišukuoti į savaitę, o 3 karvės pusmetinis sušukavimas. Jisai vadinosi pusmetinis sušukavimas. Ilgalaikis mes dabar taip jį vadinam, tuo metu jis vadinosi pusmetinis. Ir dar būna kartais nutinka tokių, jau gal, sakykime, šiandien nebe taip dažnai, bet prieš kokį 10 metų dar kokia babutė įėjus į kokią kirpyklą klausė, ar daro pusmetinį. O kas tas yra? Jau toj, iš tikrųjų, jauni žmonės nebežinos, kas yra cheminis sušukavimas, bet gal dar mes išlaikysim kaip nors. Va, bet pusmetinis sušukavimas tai jau iš viso toksai atgyvenęs terminas. Ir sako, kodėl pusmetinis? Nu tai viskas aišku, pusmečiui. Taip. Tai va, tai žodžiu, tokia va būtų apie MRM kirpyklą maždaug istorija. Viskas surašyta ten, kur Kazimieras Muralis, kur Juozas Muralis, kur Jadvyga Muralienė, mano senelis va ten centriniai daly stovi, kerpa prie veidrodžio, grynai centriniai daly, Juozas Rupšas. Tai va, dar man kartais būna, kad ateina klientė, žiūri, aš salone turiu pas save pasikabinus keletą tų nuotraukėlių, ateina, žiūri ir sako, aš pas šitą poną kirpausi. Na, aišku, tai yra garbaus amžiaus moteris, bet sako, aš pas šitą poną kirpausi. Sako, tai labai malonu žinoti, nes sako, aš esu jo anūkė. Ir tada būna toks vat, lengvas nustebimas. Va, tai sakau, pas mane visos šitos nuotraukos yra viskas iš asmeninių archyvų ir diduma instrumentų taip pat yra visiškai iš asmeninių archyvų. Keletą esu įsigijus tiesiog aukcionuose, keletą perpirkau iš Anatolijaus Čipkovo, jisai didelis kolekcionierius buvo būtent kirpyklų istorijos, nes jisai 10 metų yra išdirbęs kirpyklų sferoje, buvo direktorius būtent kirpėjų rūmų. Vat, ir labai tuo domėjosi, jo mama taip pat kirpėja buvo, tai vat, tokia, kaip sakant, ir pas jį atėjus istorija į gyvenimą ir jisai vat, užsidegęs buvo kolekcionuotojas. Šiemet jisai nusprendė, kad jau tą kolekciją perleidžia, tai dalį pardavė, o Urbaičiui tokiam Juliui, kuris kolekcionuoja viską,
Tai va, tai ir, kaip sakant, dalį ir perleido man. Aš noriu pasitikslinti, Ramūne. Tai šitos dvi nuotraukos tos didžiosios yra iš tos vieno centro, antro aukšto. Taip. Šitos 5 nuotraukytės yra iš vieno centro. Čia va turim nuotraukytę vieno centro ir ten. Aš dėl ko tikslinuosi, dėl to, kad jūs sakėt, moterų zona buvo antras aukštas ir man atrodo, ten dar labai ilgą laiką po to veikė to kirpyklų, tos jau, aš atsimenu, iš tarybinių laikų. Ten veikia kirpykla, nežinau, turbūt dabar jos nebėra, nes pastatas universitetui rodas yra perduotas. Tai tik taip, primenu savo, kad tai yra labai aukštos patalpos, tai yra aukštai ir rūsys yra labai žemai. Tai reikia įsivaizduoti, kiek specialiai visokios įrangos yra padaryta. Ir beklausydama Ramūnės, kai užsiminė apie Anatolijų Čiupkovą, dar vieną momentą prisiminiau. Tai irgi yra iš tos sutapimų serijos, bet kai man teko dirbti Kaune, tuo metu kultūros skyriuje ir jo skyriui perduotas, žodžiu, mūsų naudojamos patalpos buvo Senamiestyje, tai kai aš atėjau ten dirbti, labai nustebau, kodėl kabinetos yra kriauklės. Sakiau, kas čia per tokia speciali įranga. Paaiškėjo, kad tai buvo jaunystės buvusio salono, buvusios patalpos kažkada ten, kur Mažasis teatras veikia. Tai va, tai čia tokie nukreipimai, kad Ramūnė truputį atsikvėpti ir galėtų tęsti pasakojimą. Tai va, tai čia yra Vatamarem kirpykla, tai dabar, kaip sakant, truputėlį jau papasakau, kaip per tas kelutes. Čia, kaip sakant, šitas aparatas yra muziejaus, bet labai panašus aparatas, matysit, nuotraukinė yra. Tai, kaip sakant, dar mes turėjom Kaune parodoje, o dabar jau pas Julių. Viskas, ane? O va čia yra autentiški pečiukai, taip pat aš juos pastačiau specialiai po nuotrauką, kad matytumėt šitoj nuotraukoje ir labai panašų aparatą, ir šitus pečiukus. Juos senelis parsivežė iš Paryžiaus. Vat, dabar truputėlį apie pečiukus. Na, vat tiesiog buvo į elektrą kišama lizdas, ar ne? Ir ateisit, pamatysit, čia yra toks vamzdis, jisai įkaisdavo ir kodėl vadinosi pečiukai, nes kaip pečiai, taip sakant, jos sudėdavo, čia aliuminis, kaip sakant, ir jisai stipriai įkaista ir per maždaug 15-20 minučių atšalo. Tai prieš atsirandant dar šitiem pečiukam, pamatysit šitų, kaip sakant, nuleidžiamų, privažiuojamų su stovais. Tai mes turėjom taip pat parodoje, dabar jau dėja irgi nebeturim. Buvo dar prieš tai pirmieji agregatai, kada jau nukirpti buvo plaukučiai ir čia irgi reikėtų pirmą dar prie Cirvilkovskės sustoti, bet pirmą papasakosiu. Žodžiu, būdavo užsukamas suktukas ir prijungiamas iš vienos pusės ir iš kitos pusės, iš vienos pliusas, iš kitos minusas, žodžiu, srovelė praeita, pašildo. Tai vat moteriškiams susuka tą visą galvą su tais metaliniais suktukais, pajungia, pašildo, žodžiu, pačirškina. Tai kiek drąsos turi turėti moteris, taip sakant, atsisėsti tokią elektros kėdę. Tikrąją žodžio prasme, taip, nes gauni 2,20. Tai aišku, kaip pasakyti, buvo apsaugos, tai čia, kaip sakant, yra tie aparatai, kur su elektra, o jau vėlesnė vis tik tai surastas saugesnis būdas. Bet tai yra karšta, ganėtinai karšta. Kirpėjas imdavo su pirštinė, tuos žniptukus imdavo su pirštinė. Dabar istorija šitų jau, aišku, jau jie yra senai ištirpę tie visi dalykai, tai aš perėsiu prie kitų, nes šitas aparatas, sakau, yra parsivežtas senelis, čia kaip tik yra 29 metų ilgalaikio sušukavimo sertifikatas, tai va 29 metais jis ir parsivežė tuos pečiukus. Va, dabar, kaip sakant, parodysiu truputėlį, čia va yra tokia dėžutė, kur matysit įrangą, čia jau yra vėlesnė, 5-10-metyje, ne, 60-metyje, 50 kažkėlintais metais. Čia jau sekantis aparatas yra įsigytas, paskui dar padaryti čia yra rankų darbo, nes jie tokie delikatesni, kaip sakant, mažiau karščių, jau švelnesnis. Tai, žodžiu, situacija būdavo tokia. Moteriškiai
ten matysit, procesas vyksta toje vienoje nuotraukoje. Tai, kaip sakant, matysit, kaip ten susuka ant, tik jau nebeturiu medinių volelių, nes jie irgi visiškai ištirpę. Čia jau yra cheminio suktukai, bet va toksai būdavo medinis volelis. Žodžiu, prieš tai visą galvą sruogą suima, taip pat per čia sužnybė, čia yra guma, apsauga. Na, visą tą galvą sužnaibos už tai tokiam sruogelėm, su tokiais žnybtukais. Tada susuka suktuką, uždeda folijos lapelį, prakišdavo, čia būdavo tokie metaliniai smeigtukai kaip raidelės. Ir tada jau, kaip sakant, kada viskas, prieš tai tiesa suvilgo kiekvieną sruogą su chemikalu, susuka ir tada jau uždeda tą pečiuką. Ir moteriškiai jau, kaip sakant, kepa. Tik kitaip. Tai va, tai žodžiu, toks atseit saugesnis, nes iš tikrųjų tai, sakau, tos kaitros būdavo irgi nustato palei veidą. Pajudina, taip pat ir su žnyplėm kaitrą nustatydavo palei veidą. Jeigu judina orą ir jisai labai karštas, tai tokio dar nededa. Bet jeigu jisai taip maloniai šiltas, tai, žodžiu, deda. Tai šitie važnytukai, jie jau, pavyzdžiui, yra su metaliniam galvutėm, tai jau nebereikia pirštinės. Visi jie yra, kaip sakau, atgyvenę nuo chemikalų, tokie visi biški. Normalu, kai naudojasi, tai naudojasi. Tirpsta, gadinasi ir taip toliau. Tai va, tai buvo, kaip sakant, pečiukai, pusmetinis sušukavimas, o vėliau jau buvo cheminis. Cheminis sušukavimą man teta yra pasakojus, vyresnė mano tėčio sesuo, kad kai jai buvo 13 metų, senelis, na, aišku, tai jau buvo tarybinė veikla, tarybinis tas laikotarpis ir, kaip pasakau, buvo geležinės tos sienos, tai ką nors gauti informacijos iš užsienio buvo labai sudėtinga. Va, bet senelis buvo sužinojęs, kad yra Maskvoj, kad planuojama Maskvoj yra paroda amerikiečių. Tai buvo 64 metai. Va, tai žodžiu, jisai pasiėmė savo tą vyresnėją dukrą kartu su savim į Maskvą, į parodą. Ir žodžiu, toj parodoj, kaip man teta sako, mes per naktį vos ne parą laiko stovėjom eilėj, kad įeitume į tą parodą. Ir jisai dar taip pat susitarė pas vieną labai ten garsę Maskvos meistrę, kad 2 savaitės pas ją mokysis cheminio sušukavimo. Tai va, apie 60 kelintus metus tik tai, taip sakant, jau atvyko cheminis į Kauną. Nes senelis buvo labai toksai progresyvus, jam labai visą laiką viskas rūpėjo, naujienos visokios, įdomybės ir taip toliau. Va, šitą aparatą irgi parsivežęs 29 metais, va, turėjom ir tokius džiovintuvus, bet jau buvo ir šitas aparatas. Kas yra įdomiausia, kad jis yra pilnai veikiantis ir teta jau naudojasi. Aš jauniausioji sesuo yra visą gyvenimą, taip sakant, irgi nuo jaunystės. O Rita, jinai pradžiai pasibaigė kirpėjavimą ir, kaip sakant, ir net ir konkursuose dalyvavo, ten vat, vienas diplomas yra, aš atvertusi močiutės albumą esu, jau vėlesnių laikų, ten, kaip sakant, konkursai kokie būdavo. Na ir ten yra vienas diplomas, tai jisai būtent Ritos Rupšaitės, tai Rupšaitė. Pas mus ten įstojo vienas Rupšytės, kitos Rupšaitės, vienas su B, kitos su P, vienu žodžiu ten. Tai va, nes, tokie dokumentų pildytojai. Tai va, tai žodžiu, dabar pečiukai, džiovintuvai. Tai džiovintuvai, tai va, seniausias, biškiai jaunesnis, o šitas turi dar įdomią istoriją, kadangi jau buvo tarybiniai laikai ir ką nors iš užsienio atsivežti buvo labai sudėtinga, tai senelis užsakė pas vieną elektriką, inžinierių ir šitas dalykas yra visiškai rankų darbo, sukurtas pačio elektriko inžinierio, nes yra gerokai galingesnis variklis, žodžiu, viskas ir žmogus, kaip sako, metalas šitas yra iš lėktuvo dalių. Tai va, čia yra, vienu žodžiu, žmogus, sukūrė tokį, kaip sakant, pagal pavyzdį senojo aparato,
nu, žodžiu, truputėlį modernesnį. Ne, va, dabar jis irgi atrodo toks dar baisiau negu šitas, bet jisai irgi yra veikiantis. Veikia, taip. Tai va, tai dabar aš gal tada, jeigu ten paskui kažką norėsit paklausti apie MRM kirpyklą, tai papasakosiu. Dabar aš norėčiau dar sugrįžti prie Antuano Cerplikovskio. Negaliu nepaminėti, nes jis buvo labai žymus žmogus kirpėjų pasaulyje. Pas jį vienas stažuoti ir Juozas Muralis buvo, mano senelis pas jį buvo labai su juo susidraugavęs ir labai, nu, kas porą faktiškai metų važiuodavo ir mokydavosi pas jį, pas jo rekomenduotus specialistų, žodžiu, va ten diplomai irgi yra visi senelio parsivežti iš Paryžiaus ir ten dar vienas, tai žodžiu, tai dabar kas per personą yra Antuanas Cerplikovskis. Nu, toks matot jau, kaip sakant, dėdė impozantiškas. Čia, aišku, nelabai ryškiai matosi, bet yra dedikuota Juozui Rupšiui ir su jo parašu. Jisai MRM kirpykloje kabėjo šitą nuotrauką kaip įkvėpėjas, kad ką galima siekti ir kaip pasiekti. Jo labai yra įdomi istorija, be galo įdomi ir labai tokia ir dramatiška. Žodžiu, yra gimęs Lenkų kilmės, kaip suprantate, Antuanas Cerplikovskis yra Lenkų kilmės kirpėjas, gimęs Serač miestelyje, tokiam miestukas, nu, panašiai kaip Utena, sakykime, gal net mažesnis, miestukas. Tai Lenkijos mastu tai ganėtinai mažas miestelis. Ir, žodžiu, gan jaunas būdamas vaikas, net, sakyčiau, susidomėjo kirpėjavimu, jam visą laiką buvo smalsu. Ir kada jau, kaip sakant, būdamas paauglys, turėjo viso labo $5 kišeniai, nusprendė išvykti į Paryžių. Ir vat, kaip sakant, tos piemenaujant užsidirbo tos $5 susitaupė, tai buvo be galo dideli pinigai tuo metu, kaip sakant, nu, 4 karvės. Maždaug jeigu litais, tai doleris dar ten daugiau, kaip sakant. Tai va, tai žodžiu, jisai yra gimęs 1864 metais, ne, 884 metais. Iškiau pametu, bet tas senai išnekėjau. Tai va, tai žodžiu, ir išvyko į, žodžiu, Paryžių mokytis ir labai greitai išmoko šito amato, labai, kaip sakant, dėjo didelės pastangas ir jau 21 metų būdamas jis jau buvo labai žymus kirpėjas, o šiaip per savo gyvenimą jisai tapo, na, buvo vadinamas kirpėjų karaliumi Paryžiuje. Paryžiuje turėjo Antoine de Paris saloną labai žymų, va, bet čia nebuvo didžiausias jo nuopelnas. Jisai iš viso, čia yra kosminės dabar dalykai, ką pasakysiu, tai man iš viso yra kosmosas, nes mes kalbam apie praeito amžiaus pradžią. Tai, žodžiu, jisai turėjo per pasaulyje iš viso 60 salonų, turėjo 25 000 darbuotojų, turėjo savo 2 privačius lėktuvus, skraidė, žodžiu, salonai jo buvo ir Amerikoje, Kanadoje, Japonijoje, aišku, Paryžiuje, Europoje labai daug kur. Taip pat jisai, kaip sakant, prižiūrėjo tuos salonus. Kaip jisai įėjo į kirpėjų pasaulį? Kaip aš sakau, gal paminėti reikėtų, kad jo draugų rate buvo tiek Coco Chanel, tiek Pablo Picasso, Salvadoras Dali. Žodžiu, klientūra taip pat buvo labai įdomi ir įvairiapusiška, tikrai paminėsiu šiek tiek. Bet kaip jisai įėjo į šitą pasaulį kirpėjų, kuo jisai taip pat sužibo? Kad nepameluočiau, žodžiu, antram dešimtmetyje jis buvo tas, kas nukirpo moteriai plaukus. Jis buvo
pirmas, kuris išdrįso tą padaryti. Jeigu prisimenat, ten 20 amžiaus pradžios šukuosenos būdavo tokios didelės skrybėlės, ar ne, kuodai tokie. Ir jisai buvo tas, kuris nuėmė skrybėlės ir nukirpo plaukus. Ir šokiravo visi ten, jį vos net šėtonų pradžioje išvadino, kad čia yra šėtoniškas išmislas. Na ir kai jisai nukirpo tos plaukus, kaip pasakau, Coco Chanel kirpo sijoną, jisai kirpo plaukus. Tokie du, nes buvo iki to laiko taip pat ilgi sijonai, aukštos apykaklės, žodžiu, korsetai. Tai, aišku, iš korsetų kitas žmogus išlaisvino, bet dabar mes apie kirpėjus kalbame. Tai, žodžiu, jis žengė tokį žingsnį ir net Eleonora Roosevelt tik jam patikėjo nukirpti plaukus. Žodžiu, laukia kaip ir visos damos eiliai, kada jisai priims ją. Jo klientūra taip pat buvo Greta Garbo, Marilyn Monroe, žinoma, ir pati Coco Chanel, Paul Negri, tokios visos kažkokios, irgi tokios įdomesnės personos, Mata Hari, Isadora Duncan, žodžiu. Ir kada jisai nukirpo tos plaukus, buvo aišku šokas, kirpimas, kol viena kita jau, kaip sakant, jau tą tendenciją, kaip sakant, pasiekė, o kas toliau? Kažką reikia daryti iš tų trumpų plaukų. Aišku, kirpčiukai gal atsirado, paskui jau. Ir taip atėjo garbanų era. Tada atsirado, buvo jo duotas užsakymas, tai čia pirmosios tos kėdės elektros buvo pagamintos, taip sakant, pagal jo užsakymą. Tai buvo būtent tam, kad ilgalaikį sušukavimą padaryti. Ir atsirado tos, kaip mes vadinam, retro bangas, tai kaip sakant, čia taip pat yra jo išmislas. Labai daug apie internete yra jo nuotraukų, aišku, labai įdomios šukuosenos, jis ten kūrėjas buvo, kaip sakant, ten Salvadoras Dali Picasso piešė, o jisai kaip skulptorius lipdė. Kaip pasakau, ir pomados labai daug dėdavo, kad išformuoti kažką tai tokio įdomesnio. Tai žodžiu, apie jį yra lenkų kalba išleista knyga, ten miestelėje Sereč taip pat yra jam pastatytas paminklas. Ir nežiūrint to, kad jisai buvo toks labai garbingas, turtingas ir ekspresyvus, vis tik tai, kada pasiligojo, jisai tapo... Šiaip iš tikrųjų mirė, tai visiškai visų pamirštas ir Lenkijoje ilgą laiką apie jį nieko net nebežinojo. Paskui kažkaip tai atėjo nušvitimas. Tai kaip ir minėjau, buvo toks įkvėpėjas Lietuvos kirpėjų. Tai kad aš jau dabar biškai grįžau prie tų biografijų, tai dar trumpai pašnekėsiu apie savo senelį su močiute, ten irgi tokia visai linksma istorija. Senelis mano yra gimęs iš tikrųjų Tauragėje, su mama ir seserim migravo į Tvėrę, šiaip iš daugiavaikės šeimos, bet išgyveno tik tai jiedo būdu. Ir gan maži tvėriai, tiesiog senelio, mano prosenelis anksti pasimirė ir mamos giminės buvo, kaip žinom, ten carinė Rusija ir Lietuva, ten makalavosi pirmyn atgal, ar ne? Tai jos giminės buvo iš Tvėrės, tai žodžiu išvažiavo pas giminės, ir grįžo į Lietuvą ir stojo į karo akademiją, 4 metus mokinosi. Ir kažkaip tai jam ne taip labai patiko ir sugalvojo, kad reikėtų iš tikrųjų kažką tokio kūrybingesnio gyvenime nuveikti. Tai paskui gal surasiu. Žodžiu, ir kažkaip atėjo ta mintis kažkokio amato imtis, kad būtų pinigai greitesni. Ir kažkaip krito į akis tos damos gražios. Jam visą laiką patiko gražios moteris. Ir žodžiu, ir sugalvojo, kad pabandys būti kirpėju. Susirado Juozą Muralį. Būdamas 18 metų atėjo pas Juozą Muralį į mokinius. Ir žodžiu, gan greitai irgi išmoko šitos specialybės. Tiesiog, kaip aš sakau, jeigu turi duomenis, tai specialybę greitai gali įgyti. Toliau įgūdžius tik tai tobulinti, tai jau yra daugiau laiko.
21 metų būdamas išvažiavo pirmą kartą į Paryžių, rekomenduota buvo būtent Juozo Muralio parašyti Antuanui Cierplikovskiui laišką, kadangi senelis mokėjo lenkų kalbą, parašė Antuanui Cierplikovskiui, mokėjo be abejo prancūzų ir vokiečių, ir buvo pakviestas pas jį apsistoti porai dienų, kol jisai susiras, žodžiu, kur gyventi. Bet jie taip susibičiuliavo, susidraugavo, susišnekėjo, kad tapo dideliais draugais ir, žodžiu, ir kaip aš minėjau, važiuodavo stažuotis į Paryžių nemažai. Tai vat daugelis tų eksponatų būtent yra atvežta iš Paryžiaus ir žurnalai vat yra iš Paryžiaus, madų žurnalas, technikos žurnalas iš Paryžiaus parvežtas. Mes, kadangi žurnalas yra labai senas, padėjom už vitrinos, bet yra 4 darbai žurnalo atrinkom, tiesiog atšvietėm tendencijas, kokios buvo to laikmečio. Tai va. Ir kaip minėjau, pradžioj turėjo savo kirpyklą jisai Maironio gatvėje, o vėliau prisijungė prie Juozo Muralio kartu į MRM kirpyklą. Va, mano močiutė, senelis susitiko, senelis dirbo MRM kirpykloje iki karo, po karo jisai buvo, ne iki karo, iki karo, iki 40 metų, kada buvo nacionalizuota, jisai grįžo atgal į Maironio gatvę į savo kirpyklą, vat, ir iki 54 metų jisai maždaug dirbo ten Maironio gatvėje, paskui šiek tiek dirbo vėl MRM kirpykloje, o vėliau pasiligojo ir iš tikrųjų išgyveno gan trumpai, nes mirė 71 metais, būdama 61 metų, būdama 62 metus. Tai va, tai paskutiniais metais daug praleido sanatorijose, nes susirgo džiova, 12 pirštų, vienu žodžiu. Tas toksai ekspresyvus gyvenimas kartais žmonės labai sugriaužia. Mano močiutė su seneliu susipažino pirmą kartą, pamatė senelį būtent MRM kirpykloj. Močiutė yra iš 4 dukrų šeimos, 4 seserys, 3 yra kirpėjus. Viena pasirinko felčerę. Močiutė yra, kaip pasakyti, ne jauniausia, bet 3 pagal jaunumą sesuo. Vyriausioji sesuo Staselė pradėjo mokytis kirpėjo amato ir kadangi jau tuo metu buvo atestacijos va šitos, na ir žodžiu atėjo egzaminų laikyti į tą MRM kirpyklą ir kaip modelį pasiėmė savo tą jaunesnę sesę. Tai va taip Regina Ropšienė, žodžiu, pirmą kartą pamatė tą galantišką poną, jisai gerokai vyresnis yra už močiutę, kaip mes juokaujam, kaip ta daina, kai tavo 16, man 36, tai va čia tokia panaši istorija. Tai va, tik tai močiutė tada buvo 15 metų ir jinai dirbo, amatas jos buvo skrybelaitės siūdavo. Va, bet, kaip sakant, atėjo į tą MRM kirpyklą, pamatė visą tą grožį ir užsidegė taip pat būti kirpėja. Va, tai antrą kartą senelis su močiutė susitiko, jau kai močiutė laikė atestaciją ir kaip sakant, ir vėliau buvo šventė Rotušėje atestatų teikimas, va, tai žodžiu susitiko antrą kartą močiutė, senelė. Na ir kaip sakant, tiek žinių, kuriam laikui. Kada jau močiutė baigė ir gavo taip pat, matė kaip galantišką poną, elegantišką, galantišką poną, vienu žodžiu labai gražų, bet, toli. Vat, ir jinai atėjo dirbti pas Grinevičienę. Grinevičienė tuo metu buvo perėmusi būtent Rupšo kirpyklą Maironio gatvėje, jinai atėjo dirbti tenais ir 40 metais atėjo senelis jau vėl dirbti tenais, tai vat jau buvo 3 lemiamas susitikimas. Vat, ir kažkaip jinai dar ten tvarkė dokumentus šiek tiek po darbo, nes norėjo daugiau tų pinigėlių užsidirbti. Ir žodžiu pasilikusi ten vieną vakarą tvarkė ir senelis, kadangi, kaip sakant, gavo valdytojo pareigas šiek tiek irgi tokias, tai žodžiu
pasilikęs irgi dirbo ir pasiūlė palydėti. Nu, va taip, ir po 3 metų įvyko tuoktuvės. Tai va tokia močiutė taip pat labai buvo ryški meistrė savo metu Lietuvoje, Kaune. Bet ne tik Kaune, ir Lietuvoje buvo žinoma, netgi buvo siunčiama į Budapeštą į konkursą ir į stažuotę parvežti idėjų, papasakoti, pristatinėjo, kaip jinai sako, Vilniuje ir kažkuriuose rūmuose kirpėjams ten pristatė, jau išsitrynė šitie dalykai, nebėra kaip paklausti. Tai va, kažkuriuose ten rūmuose pristatinėjo kirpėjams dideliai auditorijai, taip pat turėjo ten visokio apdovanojimų, garbės raštų ir visa kita. Va, bet iš tikrųjų tai buvo, kaip aš sakau, nebuvo kukli, nebuvo kukli, bet labai buvo atsidavusi savo darbui ir kaip jinai sakydavo, tarp kitko, čia mes šitą interviu turim su močiute dar, kuri dabar jau amžinatilsi epizodą, už tai mes ir turim šitą interviu. Tai, žodžiu, jinai sakydavo, pas mane gali ir melžėja, ir direktorė, ir dar kas nors ateiti kėdė, aš visas priimsiu vienodai. Su visom visas vadindavo poniomis. Vat, man visą laiką būdavo keista, nes tais laikais buvo aplinkui draugai, o pas ją buvo ponios. Ponė tokia, ponė anokia, pavardėm vadindavo, vardas pavardė, pilnai, be kita ko močiutė buvo viena pirmesnių, kuri pradėjo vesti žurnalą, tiesiog nes nesutalpindavo klientų, dirbo labai daug kirpykloje ir labai daug dar vėliau įsirengė namuose, kaip aš sakau, tokia kaip ir pogrindžio kirpykla, tais laikais nebuvo privačių kirpyklų. Tai vat, savo draugam, artimesniam tokiom klientėm, kurios jau tapo draugės per ten 20-30 metų, tiesiog, nes į kirpyklą visų nesutalpindavo, paprasčiausia. Tai jau savos ateidavo į namučius tvarkytis plaukų. Ir ta kirpykla buvo įrengta senelio ir močiutės namuose, aišku, jau ten vėlesniais metais, jau apie 70 metus, jinai buvo įrengta pusrūsyje. Mes tame name gyvenom kelios šeimos, tai dalinomės, kaip aš sakau, visais aukštais, tai mūsų virtuvė mano ir mamos, nes tėtis anksti išėjęs yra. Tai, žodžiu, buvo pusrūsyje mūsų virtuvė, o kambariai buvo antram aukšte. Tai aš pamokas eidavau ruošti į rūsį, nes atidarai duris, o ten kirpykla. Tai biški ruoši pamokas, biški kirpykla ir kartais sako močiutė, tai ateik, išsuksi, pečiukus nuimsi. Ateini pečiukus nuimi. Tai kokius ten, pavyzdžiui, šaltas sušukavimas, suktukus susuka. Išsuk poniai plaukus. Tai jeigu jau dar leidžia tos plaukus paimti ir iššukuoti, tai reiškia, imi tokį šepetį, retas šukas ir taip jau pamokindavo, kaip ten reikia juos iššukuoti. Močiutė jau tuo metu irgi dirbo, kai aš buvau gimus Demokratų gatvėje Viliampoliai. Mes gyvenom Viliampoliai, mokiausi Viliampoliai. Tai aišku, iš mokyklos eidavau per močiutės kirpyklą. Nesgi reikia, tai man, pavyzdžiui, visi tie kvapai, kaip, pavyzdžiui, cheminė, dabar ateina klientas, sako, jau cheminis jaučiasi, nesijaučia dabar šiais laikais, nes rekuperacijos, bet buvo momentas, kai labai tas jau intensyvus toks kirpyklos kvapas buvo. Tai man jis yra prigimtinis. Tiesiog. Tai mes su tetom juokiamės, sakom, kada prisimenam. Sako, kokių 5 metų, tai prisimenu save kirpykloje. Bet, sako, ta jaunesnė teta, sako, man būdavo mamos klientė, sako, tai kad tu čia Rasa 2 metų jau su tais bigudukai žaisdavai. Tai va tas toksai, kaip pasakau, negimėm kirpykloje, bet užaugom kirpykloje. Visa vaikystė, kaip aš sakau, aišku, ir lėlėm, ir sukta, ir darytos šukuosenos, ir visa kita. Ir aš atsimenu, teta, mano abidvitos tėčio seseris, jos buvo išvažiavusios, kai jau sienos atsidarė į Paryžių, ten savaitį mokymus ir parsivežė iš Paryžiaus tas galvas, kur dabar kiekvienas meistras mokinasi ant tos galvos ir kirpti, ir šukavimus per seminarus, viską, o tais laikais tai ten tas 150 eurų kainavo ta galva, tai ten kosminė suma buvo, aš jau buvau kirpėja, dirbanti gal 2-3 metus, praktikuojanti, man parvežė lauktuvių tokią galvą, savo aišku parsivežė, tai ten kažkas tai tokio buvo. Ir taip sužinojom, ta galva stovėjo kirpykla, aš pas tetą vis ateidavau irgi kartais padirbti.
Ir teta gyveno, liko gyventi tam name ir ta kirpykla paskui jau oficialiai įsirengė. Ir, žodžiu, aišku, išsiplėtė, padarė modernesnę, bet dirba jinai viena tenais. Ir, žodžiu, o vaikai jos tvarkydavo patalpas, mano pusbrolis su pusseserė. Ir ten, kaip aš sakau, vieną dieną vienas, kitą dieną kitas tvarko ir rankšluosčius pastato skalbti. Nu ir taip kažkaip tai ateinam dirbti, žiūrim, ta galva peršukuota. Nu, Kristina, tai sakom, tikrai nešukuoja. Ne, nu, seserė neturi meilės va šitam amatui. Žodžiu, sakom, čia Juozai, tu sušukavai? Taip, jam buvo 14 metų. Nu, vat, kaip sakant, ir, nu, va, taip ateinama į kirpėjus. Po truputį pradedi nuo šukuoseno. Aišku, kaip aš sakau, aš pradėjau irgi kirpti gan anksti ir savo studijų laikais ir draugės, nu, ten kaliukai, tai čia nesvarbu. Bet taip apkirpdavau ir asimetriją, ir ten dar ką nors, kaip aš ten laikiau tas žirklės, taip, bet vienu žodžiu, kirpdavau, nebaisu man buvo. Ir kada atėjau jau mokintis pas tetą, tikrai jau technikos, tada pradėjo rankos drebėti. Tada supratau, kad nemoku kirpti, o kaip apkirpdavau, taip, maždaug skulptūriškai. Dabar, kaip sako, 3D kirpimas, nu, nes vat, jau kaip sakant dėl to, kad nu, pagal galvos odą, pagal kaukolės visą formą, tai aš pradėjau kirpti nuo 3D, maždaug čia taip kažkaip mačiau, kaip teta buvo laikiusi, čia turi taip kažkaip tai kristi, aha, čia plaukas lūžta, reikia, kad užlinktų. Tai bet toks iš bendro supratimo, kiek buvo kažkas matyta. Sužinojau, kad pasirodo šitas pirštas lenda į žirklės, o ne šitas, nors atrodo žiūrėjau vos ne 20 su virš metų, bet nemačiau. Tai aš į kirpėjas atėjau jau būdama 23 metų. Tai nors žinojau jau 13 metų. Čia irgi vieną padėjau toks, matysit, yra atverstas sąsiuvinukas su kirpimais giliau. Tai ten yra mano sąsiuvinys, aš jį būtent 13 metų užvedžiau, užrašyta mano būsima profesija, bet žodžiu, per tą laiką prisigaudžiau daugiau profesijų, tai ir jau 23 metų galvoju, nu viskas, jau pažaidžiau mokyklom, dabar jau reikia, kaip sakant, užsiimti rimtais reikalais. Tai ir, žodžiu, 23 metų atėjau pas tetą ir sakau, dabar tau teks mane mokyti. Tai gan, kaip sakant, jau vėliau, ne taip kaip mano močiutė, senelis ten nuo paauglystės, kaip jūsų irgi Utenos krašte žinomas kirpėjas. Tai jisai 13 metų gimimo, kiek žinau, Pranas Sabalys. Jis irgi, kaip sakant, pradėjo kirpti turbūt irgi 3D kirpimo. Įtariu, kad buvo toks irgi. Ir kaip sakant, tai jam netrukdė įgūdžius lavinti ir tapti rimtų meistrų. Kas žino, gal ir į Kauną atvažiuodavo pasistažuoti, kaip sakant, čia gal jūs labiau žinot šitas visas istorijas. Reikės ieškoti ryšių dar daugiau ir kaip sakyt, atrasim gal naujas istorijas. Tai dabar galvoju, na ir mano močiutė, jinai dirbo iki 83 metų. Būdama 82 metų, aš tuo metu dirbau tokiam Andrės salone, tai jinai pas mus tam Andrės salone atėjusi buvo vedė seminarą, kaip daryti retrobangas teisingai, tas būtent suspaustas, nes buvo naudojami linų sėmenys, kad padaryti šitas bangas. Geriausia fiksavimo priemonė tai buvo linų sėmenų nuoviras. Ir aš, kaip atsimenu, visą laiką pas močiutę durelėse stovėdavo alus ir linų sėmenų nuoviras stiklinaitį. Ir kaip sakant, viena ponė ateina dar suspaudyti tokių bangų, o kita jau to ateina vadinamo šalto sušukavimo. Man tai juokingiausias pavadinimas šaltas sušukavimas, nes šaltas sušukavimas reiškia pasadina tave po šitų karštų puodų, kur ausytės išlendi ir ausytės raudonas, ir žandukai raudoni, ir dar alaus kvapas nuo tavęs dažnu atveju, nes geriausias standiklis buvo. Ir kaip pasakau, suka ant tų metalinių suktukų, ten yra firminis lakas Gražina, ten istorijų istorija. Čia, kaip pasakau, Gražina buvo 2 spalvų. Toksai šviesus, gintarinis ir toks kaštoninis raudonas. Aišku, šviesus gintarinis, jisai buvo baisus deficitas, o jau šito tai būdavo dar galima gauti.
Tai, kaip pasakau, jeigu jau šito lako, jis, kaip pasakau, jis ne tai, kad purškis, ten neapspjaudo, bet tokiais lašais normaliais ir iš karto spalva jau ant šviesių, tai tu jo nepapurkši. Jisai tik tai ant kažkokios tamsesnio plauko. Ir jeigu kur nors jisai užtiško viskas, tai yra neišimamas reikalas. Tiesiog, kada būdavo cheminis sušukavimas padarytas, na ir sekantis etapas jau po cheminio to sušukavimo, na, epocha norėjo kažko truputėlį kitokio. Ir atsirado karšto žnyplės, sušukavimas karštomis žnyplėmis. Tai jeigu ir nepadarytas cheminis sušukavimas, taip pat galima, žodžiu, nes ant cheminio to pusmetinio sušukavimo yra labai lengva išspaudyti tas žnyplės, nes plaukai garbanoti, mokant techniką, tai buvo nesudėtinga ir labai gerai laikydavo. Tai va, ir žodžiu, ir vėliau atsiranda žnyplės ir senelis taip pat turi sertifikatą šukavimo karštomis žnyplėmis, ten dauguma nuotraukų atlikta ir yra karštomis žnyplėmis. Na, čia vat yra kaip tik senelio parsivežta Marselio kompanijos, nes ir ten diplomas Marselio yra. Jas, žodžiu, taip įkaitindavo, aš patikėkit, tai nemoku jų čia taip, gal biškai moku pasirodo. Ir kažkaip va tai pagaudavo ir tikrina irgi palei veidą, ar maloni temperatūra, ar nemaloni, jeigu maloni, tai žodžiu jau su tom žnyplėm dirba. Tai čia va yra mūsų asmeninės šitos žnyplės senelio atidirbusios, kaip močiutė sakė, vergų darbas. Dar buvo ir kitokios žnyplės. Nu, čia tai irgi labai linksmas reikalas, kaip pasakyti. Kelionėmis, va taip užsidarai, užsukai į kišenę, šitą į kišenę ir važiuoji į gamtą. Gamtoje irgi gali pasidaryti su pagelėm sušukavimą. Nu, bet dabar mes jį atsuksim ir kaip jisai gamtoje nutinka. Čia vat yra toksai elementas įdėtas, kuris suvilgydavo ir uždegdavo. Ir tai vadinasi kaitinimas atvira ugnim. Nu, taip savo pasikaitinai prie palapinės ir pasifrizavai. Tai va čia tos rankenėlės rankoje laikoma, tai irgi įkaista, ar ne? Aš negaliu užsidėti. Nes jos šiaip nuo karščio išsilydytų. Tai, nu, pavyzdžiui, čia yra plasme. Jo, čia plastmasė. Šitos iš vis labai įdomios, jos iš vis va tai va susideda. Čia atsidaro, susidėjai ir galvos savo neskauda. Ir į vieną kišenę tilpo. Toks va, žaisliukas. Tai va, aišku, jos irgi atidirbusios, pavargusios yra, bet, nu, linksmas instrumentas su gyva istorija. Tai va, tai čia tokios tai žnyplės. Reikėjo jas gal su alyva sutepti, nepagalvojau. Lengviau vaikščiotų. Tai va, tai čia, žodžiu, tokios žnyplės. Čia labai įdomus modelis yra. Dabartinis gofras. Bet jis irgi kaitinamas. Nu, gali tokios žnyplės šildytis, gali šitas žnyplės pasišildyti, nu, biški šaknyčių pakėlimui, pavyzdžiui, arba ten kažkokiai modernesniai šukuosenai. Tai va, jau mes turėjom tokias. Čia yra šukos, kurios taip pat įsikaitina su medinė rankenėlė, tai taip pat gali dėti atkaitinti, jeigu reikia biški irgi kažką tai karštuoju būdu tau pasidaryti. Va tokie įdomus eksponatai. Jau tokių naujoviškesnių tai nevežiau, nes aišku, to žnyplės nežinau, kaip jos transformuojasi, ar ne, kaip dabar jos atrodo. Čia va irgi turiu dėžutę, tai jinai ne šiaip su kokia tai dėžutė, o iš Maironio gatvės 28 metais pagal užsakymą padaryta kasa. Čia buvo senelio pirmos kirpyklos kasos aparatas. Yra vat Kaunas 1928 metų gruodžio mėnesis ir parašas jos. Tai va čia jūsų irgi mašinėlės yra kelios iš muziejaus, na, kirpimo mašinėlė. Kaip man kartais klientė sako, man tai labiau pešiojimo mašinėlė, sako, aš kaip prisimenu, kaip kaklą su ją pakirpdavo, tai sako, net dabar bijau tų mašinėlių. Tai va, tai žodžiu, bet va toks rinkinukas čia 39 metų, bet aš pirku šitą esu iš parodoj mugėj vienoje kolekcininkai. Su visais instrumentais, paveržimais, sutepimais, rakteliu, vienu žodžiu toks, su
su apsaugėlėm, šepetukas išvalyti, tikrai labai, matomai mažai dirbus mašinėlė, tai už tai taip gerai atrodo. Tokia pasenus. Čia aišku odekolonas, tai apskuto geriausia dezinfekcija kaklo yra odekolonas. Papurškė kvepia ir dezinfekuotoja. Vandens, autentiški paukštukai. Šitą irgi esu pirkus, čia yra šitos Emi Zolingen firmos Emir rinkinukas, toks kolekcija pavadinta rinkinukas. Kelioninis, vyrams pastasų, tai vat yra originalūs peiliukai irgi išlaikyti. Vat. Ir žodžiu, toks yra skustukas, ką tik aš jį išsukau, bet paskui mes vis tiek jį užsuksim, toks skustukas. Jisai gražiai taip visas va išsisuka. Šmaukšt. Šitą įdedam čia, šitą įdedam čia. Užsukom ir irgi lagaminą. O čia, kitoj pusėje, yra šepetėlis muilui, kaip sakant, pastirį. Išsistumė dangtelis. Tai va, žodžiu, toks irgi va kelioninis variantas, vyrui susideda ir susidėjo ir važiuoja. Čia kelinti metai yra? Čia nežinau, maždaug. Čia turėtų būti kažkur tai apie maždaug 40 kažkelintus. Tai. Čia nėra labai senas daiktas, iš tikrųjų, ne iš tų pirmo pradžių. Pirmesni skustukai yra šitie atlenkiami. Bet vis tiek apie tai, kaip apgalvotas dizainas kelioniai. Taip. Dizainas dirbo. Vežtis patogiai, saugiai. Dirbo, tikrai iš tikrųjų, kai pagalvoju, kiek buvo tam visam reikalui, neskirta. Va, čia yra talkas irgi, kaip sakant, buvo naudojamas. Taip, čia šie gal sujungsiu. Ką aš čia dar galiu jums parodyti. Čia, aišku, galastuvai diržai. Diržai šitie skustukų. Buvo ir diržai odiniai, bet mes nebeturim, sakė, sutrunėjus jau tam buvo visai išmetė kažkada. Man buvo užduotas klausimas toksai, ponė sako, tai gerai, va ta ponė atėjo, išsiplovė galvą, susišukavo, tai permiegojo, kaip ta su ta šukuosena iš ryto. Tai va, kad ponė gražiai permiegotų, tai va, buvo prekiaujama tokiais tinkleliais, ypatingo plonumo šilkinis toks tinklelis, kuris nepalikdavo kažkokių tai pėdsakų, ar ne? Ir čia originalus tinkelis ir tinklelis ten viduje. Taip. O dar damos įsitaisydavo, ir kirpėjos kartais panaudodavo šitus žniptukus, tai kada yra bangos suspaudytos, tą keterą tokią užfiksuoti, kad jinai nenučiuoštų, ypatingai jeigu ilgesni plaukai. Užfiksuoti pačią tą jau bangos keterą, kad aštresnė tokia būtų. Kas apie linų sėmenis įdomesnio yra, tai kad pavyzdžiui, va čia yra tikrai spaudyta ant šlapių plaukų ir čia ant šlapių plaukų. O čia jau yra tikrai su karštomis žnyplėmis daryta šitos šukuosenos. Čia irgi taip pat bus karštomis žnyplėmis daryta. Linų sėmenis yra toks, tas kisėlis linų sėmenų. Yra toks labai geras dalykas. Viskam. Plaukam taip pat. Nes pavyzdžiui, kada naudoji standiklį ir darai šukuoseną, pavyzdžiui, retro bangas. Mes kada darėm pirmą parodą, tai Kaune muziejui, Kauno miesto muziejui. Tai aš tetą vietoj autentiškai šukavau, parodyti tą linų sėmenų visą, žodžiu, reikalą. Tai linų sėmenis sutepa visą tą galvą, tokiu, kaip pasakau, kempinytę, pavilgo, prie šaknelių ir plaukelį ten po srogelę. Ir kada jau jaučiasi, kad jau yra ten pakankamai, suspaudo tas bangas, uždėdavo kitokį, aišku, tinkliuką negu šitas, jau tą tokį didesnį ir jau po aparatų pasodina džiovina. Va, ponės ten sėdi su tinkliukais po aparatu, ar ne, su tom suspaudytom bangelėm. Ir kada išdžiūsta, tu gali šukuoti. Ta prasme, plaukas jisai gauna ir žvilgesio, ir vitamino, ir pamaitintas yra.
Ir dar prie viso to jisai yra kaip fiksatorius, bet nekimba jisai, nu, ta prasme, jeigu retro banga suspaudai su kokiu ten ar žele, ar ten kažkokiu kreminiu dalyku, tai tos bangos jos tokios kietos, o linų sėmenys jie palieka tą tokį minkštą, natūralų, čiupinėjant visiškai nesijaučia jokios fiksacijos. O fiksacija yra. Ir aišku, kadangi ponios buvo kepinamos su visokiais tokiais dalykais, tai be jokios abejonės plaukai buvo gerokai išsausėję, tai linų sėmenis tas garbanas dar visas ir primaitindavo ir atpalaiduodavo, kaip aš sakau, dar pavykdavo kaip kokią ilgalaikę kaukę, nes ją uždėjo ir iki sekančios savaitės, kada plaus ir laikosi, taip sakant, tas visas ir toliau dirba procesas, maitina, blizgina plaukus ir visą kitą. Ir pavyzdžiui, kaip matosi, tai net matosi, kad plaukas atrodo visiškai be jokių kažkokių tai priemonių, nes jis taip ir atrodo, jis natūraliai toksai yra. Jeigu tu neprašukuosi, tai liks šlapesnė ten, nes būdavo ir ten tos ekstravagantiškesnės, tai ir palikdavo šlapesnį tą efektą tų bangų suspaudytų, bet prašukuotas jisai toks ir išlieka. O alus, tai jisai labai geras tendiklis buvo tam šaltam sušukavimui, tai kaip aš sakau, jau čia tarybinių laikų išmislas su tuo alum. Vėliau, kada trūkumas buvo lakų, tai darydavo ir vandenį su cukrumi, gražinos lako buteliuką. Nu, ten tai, kaip aš sakau, ir alus, ir cukrus, į balę nuėjai, širšės aplink tave skraido, pašokai, aromatas apinių. Žodžiu, viskas, kaip sakant. Tai va, žodžiu, turbūt tiek istorijos, ką aš jums galėjau čia daugiau papasakoti. Nebeprisimenu. Gal dar galėjau, gal negalėjau. Taip, bet